ta mintis, kad tu esi geriausias, duoda tau daugiau spaudimo. Nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Kodėlgi nenueiti ir pavogti ją iš parduotuvės. Irgi tas pačias vestuvės, ne? Geriau eiti pirmą kaip asistentų, pamatyti. Aš galvoju, jisai yra geriausias mano akise Maksimos arba šiaip prekybos centro darbuotojas. Aš dabar nesakysiu tą rakštą. Jau pasakei. Sveiki visi. Sveiki. Labas. Sveiki. Kaip jūs, kaip sekasi, kaip gyvenat? Sunkiai. Aš šiaip su žiūrovais sveikinuos, nes su tavim jau matėme šiandieną, kalbėjome visą dieną su tavim irgi, Jonai. Taigi, Sergejus Jonas, aš Edgaras vėl, jau kelintą, ketvirtą laidą. Ketvirtą savaitę mes su jumis susitinkam. Jo, džiaugiamės labai, kad turim galimybę šnekėtis apie kiną, po kino. Ir sulaukiam jūsų reakcijų į mūsų nusišnekėjimus. Taip. Pasikalbėjimus. Šiandienos tema, Jonai, kas šiandien per temą? Šiandien kalbam apie video kūrimo pagrindus ir pradžią. Kaip pradėti, ne? Dabar, aš norėjau, sugalvojau pradėti filmuoti. Ką man reikia daryti? Jo, toks laida naujokams video. Labai gerai, manau, patiks tiems, kurie dar nebandė. Tai visų pirma, nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Taip? Nesutikčiau, labai svarbu su kuo tu darai kiną. Bet, kodėl mes apie kiną? Mes kalbam apie šiaip, ne? Biudžetinį šeimos gimtadienio video, ne? Ir iš tėvų pasiėmė fotoaparatą, kažkokį tai. Persijungi į movie režimą. Ir nesvarbu su kuo, svarbu kaip, svarbu bandyti. Teisingai. Čia, man atrodo, aš jau... Iš įrangos su kuo. Kaip? Man atrodo, Sergejus turėjo menį žmonių, svarbus žmonių su kuo. Mes apie žmonės. Bet jo, teisingai. Bet vis tiek tu pradėsi vienas greičiausiai. Taip, vienas pradėsi bandyti. Nu, tai taip, mes visi pradėjom po vieną bandyti viską. Ir su to fotiku, žinai, eini, filmuoji, žiūri, kas gaunas. Kažkam parodai, patiko, nepatiko. Kiti rekomenduoja telefonus netgi naudoti. Aš netgi darydavau, man atrodo, pirmą savo video, man buvo 12 metų. Okay. Ja, nufilmavau, tai susidinau visą, tiksliau nesusudinau, kad šeima pažiūrėtų šitą video, reikėjo jam po eurą sumokėti. Buvo mokama premjera. Mokama premjera, bet tu mokėjai, ne? Ne. Man atrodo, gal 2 eurus gavau. Tai žodžiu. Bet esmė tokia, jo, kad nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Ką tu manai, Sergejau? Iš techniškos pusės, jo, svarbu kaip. Gali eksperimentuoti ir eiti be idėjos, šiaip eksperimentuoti, žiūrėti, kas gaunasi. Ir laukti to grįžtamojo ryšio, kai parodai tai, ką nufilmavai žmonėm, aplinkiniams, taip, šeimos nariams arba draugams, parodai ir gauni atsakymą daugiau nelies kameros arba labai gražu, tęsk toliau. Mamai mes esame patys gražiausi. Visada. Sveika, gal mama. Geriau močiutį įrodyti. Ne, močiutį ir senelį. Senelį. Jisai... Broliui. Brolis sakys ties. Nes visų pirma, tavo šeima yra pinigų šaltinis, kuris kažkiek tau padės tavo kelyje, jeigu tai yra filmavimo kelias. Tai pirmi turbūt, kas padeda finansiškai ir emociškai. Labai svarbu yra palaikymas. Netgi gal ir tas pats telefonas, visi dabar turim tos pačius telefonus, ne? Kažkiek jie turi daug tų kamerų, kažkuri vis tiek yra nebloga, kažką aišku, labai skirtumas yra iš tos medžiagos, kai mes gaunam filmavę su fotoaparatu ar su telefonu, vis tiek yra techninės charakteristikos skirtingos.
Bet tai yra gera pradžia. Nieko nereikia investuoti, reikia investuoti tik savo laiką mokinimuisi. Tas pats apie montažą. Nu, realiai yra pilna tų, man atrodo, ir nemokamų visokių dabar. Gali bandyti. Programų montavimo. Taip, jie yra ir for free, kaip sako. Ir gali pradėti nuo jų. Kaip mano dėstytojas sakydavo, galima mokymosi tikslams ir pasiskolinti kai kurias programas, bet mes to nepropaguojam. Nes turėti legalią įrangą yra labai gerai. Pripažinkim visi, Taip. kad yra tada bent jau nelūžta, net jeigu tai yra Adobas. Nereklamuojama Adobės. Bet šiaip, jeigu turi, pavyzdžiui, paketą visą, kaip Adobas turi, tai labai yra patogu. Vien tai, kad viską turi, už viską moki, bet viską turi ir tu gali tarpusavį naudoti visas programas ir jos yra susijęjamos. Jo. Bet svarbu yra pradėti nuo kažko. Jo? Pirmas žingsnis kažką padaryti, o paskui jau žiūrėti, kaip gaunasi. Aš nežinau, ar čia galima kaltinti to, piratavimas, taip, tai yra piratavimas, bet jeigu tu neturi pajamų šaltinio realiai, bet tu nori kažką pradėti, ten nusilauži tą programą ir bent jau išmoksti, o paskui tu išmoksti ir tu jau pradedi mokėti. Aišku, jeigu tu esi sąžininkas žmogus. Arba gal dar geriau nueiti pas draugą, kuris turi tą programą, gali iš jo pasiskolinti. Vieną projektą susisukti pas jį. Svečiuosi. Jo mama nebus patenkinta. O kam dar draugai yra, kad padėti tau kažkuo. Man patiko pasisakymas vokiečių režisieriaus Wernero Herzogo, kuris sakė, jeigu tau filmui nufilmuoti reikia kameros, tai kodėlgi nenueiti ir pavogti ją iš parduotuvės. Jeigu taip jau noris, turi nesustoti, niekas negali tave sustabdyti, jeigu tu nori padaryti kiną, bet čia jau mes šnekam apie man atrodo, gerų patarimų naujokams. Pasivokit programą, pasivokit kamerą ir filmuokit. Taip. Gerai, tada perinam prie stabilizatorius. Jį irgi reikia vokti. Taip. Bet vis vien žmogus pabandęs piratavimo būdais, jisai ateis prie to teisingo kelio, nes jis supras, kodėl. Kiek jūs be piratotumėt, ar nežinau, tai yra toks žodis, bet ta prasme, kad pirmam sykiui užtenka ir šito galite eiti tuo keliu. Kaip sakau, programa nestabiliai veikia, montuosi 12 valandų, po 12 valandų nulūž programa ir nebeturėsi 12 valandų gyvenimo, bus prarasta, žinai. Susiterinsit ir tada vis tiek nusipirksit. Ir dar gerai, jeigu virusų neprisigaudysi pakeliui. Kol parsisiųsi, taip gali ir netekti kažkokių dalykų iš kompo. Nuotraukų, jeigu talpinkit savo nuogų nuotraukų į savo kompiuterius. Iš patirties kalbėsiu. Iš pasaulinės patirties. Geriau talpinkit kažkur saugiai. Gal nesifotkinkit nuogi ir nelaikykit savo kompę. Bet grįžtant prie temos, niekas negali jūsų sustabdyti, jeigu jūs norite kažko pasiekti, ar ten sporte, ar tai kine, ar kokioje profesijoje. Palaikytų, bent jau kažkiek. Žinau tokį faktą irgi, kalbam apie motivaciją dabar, kad Rammsteino grupės lyderis Tilas, jam yra žiauriai blogai su muzika. Klausos neturi? Visiškai. Ir jis ant tiek atidirbo savo klausą, tiesiog norėjo to, siekė to ir jis sugeba dainuoti, bet jis klausos realiai neturi. Tai prie to pačio. Kas kelias yra kelias, labai labai didelis noras. Bet nežinau, kas labai norėtų daryti kiną, kokia prasme, kokia yra finalinė to kino darimo prasmė. Tu darai kiną kam? Kad parodyti, kad tu gali įgyvendinti savo vizijas, kurios slypi viduj, pasąmoniai gal, ar prisisapnavo koks nors įdomus sapnas ir galvoji, kad tikrai niekas dar nėra padaręs tokio filmo apie tokį sapną. Arba šlovė, daug traukia šlovė, važiuoti į festivalius, gražiai apsirengti, išeiti į raudoną kilimą, pristatyti savo filmą. Režisierius, žinai. Taip, ir režisierius. Bet šioje profesijoje... Bet ir DP irgi važiuoja, ne?
Ir kviečia ir DP, ir aktorius pagrindinius, ir būna visokių pakviečia, bet ką tik išsprūdo ta mintis, palauk, to grįšiu prie jos. Gerai, tai ką aš noriu pasakyti, kadangi tu perėjai prie šito viso kino, kad šalia, nesvarbu su kuo, svarbu kaip, šalia to yra mintis. Visą laiką turi mokėti pasakot. Video kūryba yra tas pats pasakojimas kažkokios istorijos. Ar tu sukūrė ją pats, ta prasme, ar tu pasakoji tai, kas tuo metu vyksta. Vis tiek, jeigu tu nori pradėti, tau reikės pasakoti ir tu turi visą laiką galvoti apie ką tu darai tą video, kas jį sudarys. Turi būti tas pats, ką mes mokėmės mokykloje. Pradžia, vystymas, kulminacija, pabaiga. Taip. Turi būti problema irgi. Bet laikai keičiasi, mes dabar turime internetą ir žmonės filmuoja patys save, ką jie daro, jogurtą nosim valgo, arba sieną greuna ir taip toliau, arba mašiną taiso, jie nori. Bet ar tai yra pripažįstama kaip, ta prasme, mūsų profesija, mes to nedarom, ne? Aš pagavau vėl mintį, nes mes padarėme čia po darbo kalbėti apie tuos, kurie dirba už kameros. Tai festivaliai, jos važiuoja žmonės dažniausiai, kurie yra arba režisieriai, prodiuseriai būtinai, kurie pinigus surenka. Šalia kameros. Ir tada aktoriai, kurie prieš kamerą. Jie mėgsta daug žmonių, klausimai, labai daug veiksmo. O yra operatorius, kuris gali atsisakyti važiuoti į festivalį, nes jis yra kuklus, jis nenori būti apsuptas žmonių, kurie klaus jo, kokią tu lempą ten naudoja ar objektyvą. Jam neįdomu apie tokius dalykus gal šnekėti per festivalio tos klausimynus. Q&A, taip vadinasi, question and answer. Jo, nesvarbu, koks jūs esat žmogus. Taip, bet kokia prasmė. Daleiskim, aktorių profesiją renkasi žmonės, kurie mėgsta kameras, mėgsta dėmesį. Yra kiti profesijos žmonės, kurie nemėgsta dėmesio ir nenori būti centre. Kokia prasmė viso to? Išreikšti save. Taip, bet aš galiu išreikšti save nelįsdamas į kamerą. Mes ieškosim. Mes juk išlindome iš už kameros prieš kamerą. Nes mes norim dėmesio, pinigų. Visų pirma, taip. Galbūt, tu teisus. Aš tikiu, kad mes norime visada dėmesio, tik tai mes bijome jo. Kažkas... Tai gerai, grįžtam prie temos apie filmavimus. Kaip jaunimui, kuris nori pradėti filmuoti. Taip. Jis gali pradėti filmuoti. Šituo momentu pasiėmęs telefoną, jis gali pradėti filmuoti. Ar tai bus įdomu pasauliui, arba apart mamos ir tėčio, ką jisai filmuoja. Čia yra kitas klausimas. O dar vienas klausimas, ar tai gali tapti tavo profesija, tu gali išlaikyti šeimą arba išlaikyti save ir siekti gerovės kasdieninės. Gerai valgyti, gražiai rengtis, pirkti butus, mašinas ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, pas mane tai iš pradžių vis tiek buvo hobis. Tas visas filmavimas, ne? Pelno nenešė. Kažkokį nešė. Apart tų 3 eurų, kur iš šeimos. Taip. Vis tiek jau pakalbėjom apie eurus kažkiek gavai. Matai, čia mano biznierius gyslelė, kurios nėra. Jo. Tai vis tiek iš pradžių tai labiau hobis, kuris paskui persirutulioja į darbą. Ir vis tiek tada jau reikia dar naujų hobių ieškoti. Taip. Bet jeigu tas hobis tampa darbu ir jis nenusibosta, tai labai fainai, nes tada tu eini į darbą kaip į šventę. Kas ten yra pasakius irgi šitą frazę? Mes šiandieną citatom varom. Taip, jau laikas, jau 4 laida, reikia cituoti protingus žmonės. Protingesnius už mumis. Taip, reikia apsupti save protingus. Kinijos imperatorius šitą frazę pasakė. Turbūt, jo. O kuris, nepasakysim dabar. Kernagis sakė. Pas mane Instagram'e yra kažkurio postų parašyta. Taip. Protingos mintis visada šaunu. Jeigu
Ai, dar kažką norėsi. Ne, aš laukiau tavo klausimą. Aš galvoju, o jeigu jau žengi tą žingsnį, pradėjai filmuoti, kaip tu sakai, Edgarai, pradžiai minti kažkokią turi. Ir aš galvoju, gal netgi, kai tie filmuoja, kaip jogurtą valgo, vis tiek kažką sugalvoja, kažką norėjo per tą pertikti. Gal ten nėra tokio scenarijaus. Vis tiek kažkokia mintis, kad aš valgysiu jogurtą prieš kamerą. Arba grėtinę, ar kas ten buvo, sieną griaus. Bet vis tiek kažką sugalvoja. Tai sakot, pirma ta mintis, ne kažkokia. Įranga netiek svarbu, o, sakykime, kada pradeda svarbi darytis įranga, programinė įranga, tiek kameros ir taip toliau. Kada jau reikia pradėti. Kada tai nebetitinka tavo standartų. Tu gali, pavyzdžiui, ir dabar, pavyzdžiui, mano tokia, žinai, yra performances, projektas, tokia mintis, pavyzdžiui, aš noriu su VHS filmuoti dabar. O kodėlgi ne, aš galiu ir su to filmuoti. Čia yra juostinė, bet populiari juostinė. Tai yra skaitmeninė. Skaitmeninė juostinė, taip. Skaitmeninis analogas. Jo, kad gal kažkas nežino, kas yra VHS. Jo, ir ten, kur kvadratėlį, ten daug noizo, daug triukšmo, visko. Tai va, ir tada tai yra mano projektas ir aš tada tai tinka mano to projekto standartus. Jeigu aš kažkokį kitokį, pavyzdžiui, jau yra dalies kompanijos kažkoks, ne, tada jau reikia gal ir ario. Taip, tai irgi įrangos gamintas labai patikimas. Gal tada aš irgi pasitaisysiu, tai ne tiek kiek tavo, kiek rinkos irgi yra svarbu. Nes su tavo, kaip gal ir pasakiau, jeigu tai netitinka mano standarto, tai bet galiu aš ir prastai filmuoti, žinai, bet gerai filmuoti. O bet rinka, jeigu jau tu pereini į rinką, tai tampa tavo darbo, tada jau tau diktuoja, ką tu turi pirkti. Taip, tu paėmė patyrusius vaizdo režisierius ir jie sako, aš dirbu tik su tokia profesionalia kamera, aš specializuojuosi į tokį vaizdą. Ir jeigu tu mane samdai į tokį projektą, bus tokio lygio. Nes man patiko tavo scenarijus, daleiskim. Aš jaučiu, kad galiu kažką čia įdomaus pavaizduoti. Ir ateina jau jie, kaip tu sakė, teisingai, jie diktuoja, kokia įranga jau bus naudojama. Gal tas pats dar diktuoja įrangos, kaip patogu yra su jie dirbti irgi. Pavyzdžiui, dabar jaučiu didžioji daugumą, bijau sumiluoti, bet vestuvininkų turi Sony S3S. Alpha 3S, prašau. Ir tiesiog ta kamera duoda gražų vaizdą, ją paprasta naudotis. Jin duoda 4K 60 arba 120 FPS. Tai yra kadrų per sekundę, gali sulėtinti. Reikia tokius čia parašyti. FPS, kas yra frames per second. Vertimą atgaro. Jaunimas žino FPS ir taip toliau turbūt. Ten žaidimų. Iš savo žaidimų. Piu-pau. Mes irgi žaidėm kažkada. Senolis susitiko. Tai va. Tai ir tas diktuoja. Ir kito analogo nėra. Tam, kad būtų lengva, maža, su daug galimybių. Kalbant apie kamerą, objektyvų yra daug didesnis pasirinkimas. Dar kartą pakarto, kokia ten kamera, kad gal kažkas žiūri ir vestuvių filmavimo nori eiti, ką jam pirkti? Sony Alpha 7 Mark 3 S, ar S Mark 3 ar Mark 3S? Turbūt teisus abiejose. Ir tokį. Ne, aš įsivesite Google ar rasite. Per daug tų kamerų. Bus 7S Mark 3, nes yra 7 Mark 3, o čia 7S Mark 3. Arba FX3 irgi Sony. Bet tiesiog tai yra realiai rinkos standartas, tos rinkos standartas, kylant į kitų muzikinių, reklaminių klipų kūrybą, jau prasideda kitos kamerų kainos. Ir kiti irgi ten tada jau FX6, Ursa, FX9 tas pats, ne? Bet jau ir kainos kyla, ne? Nes Sonys jau turbūt ten kainuoja pigiau negu Ursa. Tas Sonys, kurį minėjai. Šiek tiek. Lemą bijau sumeluoti 3,5-4 tūkstančių eurų. Tas Sonys? Jo. Ursa realiai tiek pat kainuoja.
Nu, gal biškai daugiau, bet Ursa neturi autofokuso, yra daug didesnė. Sony puikus autofokusas, mažytė. Stabilizuoja. Filmuoja. Nu, rinkės pagal tai, ko tau reikia. Aišku, jeigu ten tik pradėti, tai žinai, tai ir visokie fotoaparatai ten Canon, aš nežinau, kokie modeliai dabar yra einamiausi. Bet irgi tas ten Canono ar Sony, tie patys Sony 6000 serija. Aš pradėjau nuo Canono 700D ir 700D. Čia buvo mano pirmasis toks geresnis fotikas. Paskui Sony 6300 dar guli pas mane jisai. Čia puikiai filmuoju, sakyčiau, nieko ten normaliai. Tai va, tai yra to analogų ir pigesnių, aišku, kuo toliau, tuo labiau visi norės 4K iš karto, bet ir pati įranga tai gali, kuo naujesnė įranga, to labiau galingesnė tampa. Kas irgi jau tu nori pasakyti? Nu, matau iš tavo akių. Man niekada nebuvo svarbi kamera, ant tiek, kad jinai yra diktuojanti viską. Jinai yra tik tai man įrankis pasiekti rezultatą. Bet tu teisingai pasakėjai, jeigu aplinkui dauguma naudoja tokią įrangą, o tu naudoja žemesnę, tai čia reikia atkreipti dėmesį, kuom tu tada pranašesnis būsi, likdamas su tą žemesnės... Tada jau turi tavo istorija būti istorija. Jo, tada tu eini į istorijas. Arba kadruotės, kažkokias wow. Arba dizainų, arba pasakojimų, būtent kaip tu montuoji tą... Man įdomu, kad tos technologijos irgi nebūtinai naujesnės yra geresnės, nes kai kurie kaip tik, pavyzdžiui, pasirenka tas pats Christopheris Nolanas renkasi juostinę, ne? Filmą kūrė. Juosta yra geriau negu skaitmena. Jo, tai bet skaitmena yra naujesnė. Taip. Ten aišku, patobulinta ta juosta, aš įsivaizduoju, nėra senovinė, bet vis tiek. Aš drįsčiau ginčytis, bet jo juosta irgi yra patobulinta. Žymiai skiriasi nuo senosios. Jo, bet tasme pati pradžiai buvo juosta, paskui skaitmena atsirado. Taip, kaip yra ir vinilas, ir skaitmena, ne? Bet dabar irgi vinilas yra populiarus ir aukštos kokybės muzika perteikiantis dalykas. Turi savo šarmą, tą šiltumą. Ir tai kainuoja. Taip, yra daug brangiau nusipirkti gerą vinilinį patefoną, gerą garso įrangą, ne? Jo, visą garso įrangą, kolonėlės, stiprintuvus, tai yra daug brangiau negu nusipirkti skaitmeninę. Ja. Tai aš norėjau pasakyti, kad nebūtinai kas naujausia yra geriausia. Taip. Ir nebūtinai kas brangiausia yra geriausia, reikia žiūrėti, kaip sakant, pagal tai, ką tu nori pasiekti. Mano kaip Samsungo fanas, naujieji iPhone'ai lūžta. Jakauja, aišku. Taip, o toliau nufilmuoja, aišku, kalbant dar objektyvai yra, jų pasirinkimas yra platus, kiekvienam gamintojui kameros yra skirtingi objektyvai, pagal skirtingas specifikas, tai irgi pradedančiajam reikia suprasti, ko jis nori. Pradžiai, aišku, ten kintamo židinio objektyvai tinka, paskui... Čia kintamo židinio tie, kurie zoomina. Jo, taip. Taip. Aš kaip tik stengiuosi labiau lietuviškai kalbėti. Mes paprastai. Tai va, gal fotografai labiau gal fiksus renkas, vis tiek video kūrybai yra labiau svarbiau kartais greitai prizumint, atzoomint, platesnį, keisti kadrus, tai fiksas netinka video, bet irgi yra, gal renkamas yra dėl tam tikrų optinių savybių, aštrumo, gal, pavyzdžiui, turėsi savo kuprinį irgi vieną fiksą. Šitoks klausimas, gal turit kažką iš įrangos, ko nerekomenduojat pradedančiam žmogui pirkti? Galbūt daug kas perka, bet pasimauna dažnai. Ar yra kažkokių objektyvų kompanijų, kur geriau šitų neimti, ar tiesiog reikia bandyti žiūrėti pagal tai? Ko tau reikia? Nepasakysiu konkrečiai, nes geriausiai, jeigu tu kažką rinkiesi, tai yra YouTube'as.
pasižiūri reviewsus, pasižiūri palyginimus. Aš, pavyzdžiui, iš savo patirties nusipirkau mechaninį stabilizatorių. Ir aš jį nusipirkau per lengvai kamerai. Nes ten parašyta iki 2 kg. Bet tai reiškia, kad kamera irgi turi apie 2 sverti, negali ten sverti 500 gramų. Ir gavosi, kad tas mechaninis stabilizatorius, blogai. Tai, tokie dalykai. Bet jo, dabar aš net nežinau, matai, biški, vis tiek nebe tame esame, žinai. Nebegali, tai, aišku, aktualiai aš netgi nebežinau. Anksčiau žinojau, kokie modeliai, kas išleidžia. Dabar irgi biški atitolau nuo to. Bet, žinai, blogam šokėjai visada kažkas maišo. Tai svarbiausia yra pasibandyti viską. Jo. Nusipirkti ar išsinuomoti, arba pasiskolinti. Klausimės kažkada buvo, bandėm mikrofonus, nusipirkom pigius. Boja, vadinasi, įmonė. O, žinau, neverta. Tai va dėl šito, nes mes irgi nusipirkom ir buvo blogai. Pradėjo šnypšti iš karto ir tai va šitų nerekomenduoju. Jie pigesni negu tas, kaip vadinasi. Tai... Kur Sergėjo pastovėjo? Bet matai... Rodai. Bet jūs pirkot belaidžius, ne? Jo. Viskas, kas eina belaidžių būdu, jau yra papildomi procesoriai, visa kita. Ir tai daro įtaką tam. Pavyzdžiui, man teko filmuoti su lavalieriais, prisidėmi mikrofonai. Už 2 eurus, kokybė. Ta prasme, už tos 2 eurus jie puikiai atidirba ir gerai. Tai, bet yra laidas. Aišku, tai riboja tada atstumas tave. Tai buvau nusipirkęs tą pačią boją, pastebėjau triukšmus, kovojau ilgai, kad man gražintų ir teko vis tiek pirkti tais laikais dar aktualią, dabar aišku nebe aktualią, Rode Filmmaker sistemą, kurią realiai visi turėjo, nes buvo pigiausia. Nes paskui Sennheiser, ne? Sennheiser. Ne, Sennheiser iš tikrųjų. Tai jie buvo dvigubai brangesnė už tą Rode, o Boja realiai dvigubai pigesnė už Rode pačią. Tai va, čia reikia kamerą pasižiūrėti, jeigu jau pradeda aparatūrą. Kamera, objektyvus, garso kažkokią įrangą. Dėl garso dar irgi priklauso nuo ką tu filmuosi. Jeigu vestuvė, viską uždedi tą kelią. Bet labai yra gražu, daug kas naudoja tą vestuvių per ceremoniją, prikabina, žinai, ir įrašo ten kunigo žodžius ar priesaiką. Gal jeigu, pavyzdžiui, visokius vakarėlius filmuoji, o tada gal nebereikia to mikrofono. Jeigu filmuoji kažką lauko renginius, tada gal, arba kokius sporto renginius, tada yra emocijos, tada tau reikia nebetinka bevėlį mikrofonui, tau reikia ant kameros turėti mikrofoną, kad įrašyti priešais esant, ką filmuoji garsą, net tai tau reikia šotgano kokio ant kameros. Bet tai viskas susiperka su laiku, priklausomai nuo tavo poreikio, arba galima tai įsinuomoti. Taip, aš dažnai nuomodavau įrangą, nepirkdavau. O jeigu judant toliau nuo įrangos prie pačių filmavimų, prie scenarijaus, mes kalbėjom idėją, kaip tie scenarijai, kiek svarbu, ar tiesiog eiti filmuoti, bandyti, ar kažkaip ruoštis tiem filmavimam. Nežinau, kad yra skirtingų požiūrių, kaip jūs rekomenduojat. Mes rekomenduojame ruoštis, bet mes Bet nuo pat pradžių? Geriau nuo pradžių irgi pasiruošti. Bet irgi reikia ruoštis taisyklingai. Reikia žinoti, kam ruoštis. Pačioje pradžioje tai bus sunku labai pasiruošti, nes tu net nežinai, ko tau reikia. Mesgi turime nuo jaunystės laikų ruoštis savo gimtadienį. Visų pirma, reikia nuspręsti, ar kviesi draugus. Paskui jiems parašyti arba paskambinti ir taip ruošiesi. Filmavimams irgi reikia kažkam paskambinti, išsirinkti lokacijas, kur važiuosim, su kuo važiuosim, su autobusu ar su mašinom, kiek žmonių bus, kaip toli. Tie pasiruošimai. Bet tie standartiniai, vis tiek reikia ruoštis tam, bet
Aišku, kuo toliau to reikia mažiau ruoštis iš tokių paprastesnių dalykų, nes tu jau žinai, kad tu automatiškai kažką darai. Aišku, paskui jau perina tas ruošimas esi visą tą preprodukciją, tai jau kadruočių susižiūrėjimą jau, nes dabar, pavyzdžiui, jeigu filmuoja mane, tai dažniausiai iš karto prašom kokio takelio muzikos, ant kurio filmuosim, nes tada žinai tempą kadrų, tada žinai, kokių tau kadrų reikia, kiek tau jų reikia. Nes irgi, kai aš tik pradėjau filmuoti, tai aš filmuodavau viską. Ir mano koks to mokyklos renginio filmukas truko kokias 12-15 minučių. Nes tiesiog viską dėjau į... O ką, į fine. Nes tiek daug medžiagos prisifilmuoja, ne? Paskui. Viską reikia sudėti. Paspaudai gerai. Taip. Paskui man paaiškino. Kai mokslus? Ar prieš tai? Čia buvo 8 klasė. Tada man mokytojas paaiškino. Per ilgai. Jo. Daug nesąmonių. Taip. Ir tada jau pradėjau atrinkinėti kadrus. Va, gauni grįžtamą į ryšį, kad kažkas... Bet čia gerai, pasižiūrė. kad geras mokytas galbūt. Ačiū Taip. jam. Ačiū jam. Ačiū jums. Kad jis Valio. nepasakė, kad kokią tu čia nesąmonę padarai, o okei, faina. Taip. Bet Patrumpinkime, ne? patrumpinkim 10 kartų. Vas ne. Ir tada kitą kartą jau galvoja, ne? Iš karto įsijungia tas, kad, man gal nereikia tiek medžiagos, pasigalvoja, ne, kad šitą pafilmuot, Taip. pafilmuot, o to gal nereikia, nes praeitą kartą nenaudoju, galbūt ir šį kartą nenaudosiu. Tada irgi, pavyzdžiui, kiekvienas filmavimas irgi turi savo specifiką ir tu turi tai suprast. Sportas yra vienaip. Irgi, pavyzdžiui, iš savo draugų gavau tokį komentarą, ką aš filmuodavos, išmetimą nufilmuoji, pačiu įkritimą, ne. Tiksliau nufilmuodavau, bet tiesiog kirtau, man tai nesvarbu, žinai. Bet paskui dabar žiūri, kad yra kaip ir procesas visas ir tu parodai pradžią, bet neparodai pabaigos. Tai ir logikos nebėra tame. Tai irgi tai komentarai tokie, žinai, jie irgi padeda. Visą laiką iš tos, pavyzdžiui, srities yra gerai sužinoti kažką. Netgi tas pačias vestuvės, ne, geriau eiti pirmą kaip asistentų, pamatyti. Asistentų vis tiek mažiau atsakomybės. Blogiausia atveju aprieks. Arba sakys, nelies daugiau kamerų. Gali važiuoti namo. Galėjo. Ir tada pasisėmi patirties ir jau pats tada gali bandyti kažką. Jo, aš galvoju dar toks įdomus dalykas, kad tu atgraiminėjai, kad per laiką tu įpranti, išmoksti kai kurios dalykus jau automatiškai pasiruoši, ten susikrauni netašę, jau dalykų tu nepamiršti, nes tu žinai, kad tau reikia ten to, žinai, kaip kadrą greičiau paimti taip toliau. Kaip tam kely nepamesti to tobulėjimo, nes tau kai kurios dalykus, tu kaip jau ir žinai tos dalykus, kaip tau reikės nufilmuoti ir tau to pasiruošimo daug mažiau reikia, kai tu labiau ir labiau profesionalu tampi, bet iš kitos pusės gali ir užstrikti, kad tau darosi patogiau ir tada kaip save priversti toliau tobulėti, judėti į priekį. Sunkus klausimas. Nes aš kodėl klausiu, aš matau, kad jūs žiūrit praėjusius projektus, visą laiką analizuojat, kur ten buvo kažkas ne taip, kitų žmonių pasižiūrit irgi. Tai jūs turite, tiek Sergejus, tiek Edgaras, turit tą norą visą laiką tobulėti ir daryti geriau, kaip to nepamesti, nes su laiku tu gali priprasti, kad tavo yra lygis toksai ir daug dalykų jau automatiškai darai vienodai. Čia gal tiesiog yra toksai kaip užmėgimas ant laurų, žvaigždžių lyga tada jau tampa, jeigu aš čia geriausias. Kame tu geriausias? Tu nesi geriausias, tu gali būti geriausias, bet ir geriausias, jeigu net ir geriausias užmiega, jis po metų nebus geriausias. Jeigu nori būti geras, tada... Ne, gal netaisyklingai pasakiau. Bet turiu menį tai, kad vis kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Čia yra šiaip viso gyvenimo. Gal man, aišku, per
per anksti aš jau pradėjau filosofuoti tokiom temom. Rimtai. Dar pas mumis alaus per mažai išgerta. Bet gyvenime šiaip, jeigu nieko nesidomėsim, tai bus nuobodu, ne? Tai tas pats ir darbe, jeigu tau patinka tas darbas, tai reikia kažkaip domėtis, plėstis, kažkur kažką. Nesakau, kad mokytis, ne, ten eiti studijuoti kažką, tiesiog atsidarai, žiūri, kas, naujiena kažkokia išleista, žiūri ten, čia nauja kamera, o kas joje naujo, žinai, žiūrėk, čia kažkokia pikselė, nauja technologija. Tai kažkaip tas natūralus yra toks, aišku, jeigu tu užmiegi ant laurų, tai, sakau, nieko gero tai nežada. Prarasi draugus visus. Čia tas pats kaip žymybės, ne? Kiek yra tų istorijų, kur praranda draugus, praranda visą pagarbą savo, ten paskui nusirėto, bet gal čia ne apie filmmakerius, kur tai narkotikas visas ir panašiai. Čia ne muzikos industrija, nes kino industrija irgi visko yra. Bet tos už kameros nelabai jaučiu. Nors gal. Visko mažiau būna. Gali, paskui rankos dreba. Visko būna. Darbas sunkus. Nežinau, ar atsakiau tavo klausimą. Nelabai jaučiu atsakiau, bet tiesiog pasakiau, ką manau, kad... Kad mes primint savo, kad tu nesi geriausias ir kad tau reikia judėti į priekį. Tai čia kaip ir dalis atsakymų. Bet tai neskatina tave judėti į priekį. Ta mintis, kad tu esi geriausias tarp, tai duoda tau daugiau spaudimo. Nes jeigu tu jau pakyli tam skirtą lygį, konkurencija didėja, viskas yra kaip miška, ko giliau, to daugiau iš tavęs laukiame. Koks bus dabar, jeigu tu ką tik pradėjai filmuoti, viskas gerai, viskas yra ok. Bet kai tu jau pasidarysi 2-3 filmus ir juos rodo festivaliuose, tai sėsti prie 4 filmo, kaip prie 4 podcasto, yra labai sunku. Spaudimas didelis, nes jau lyg tai lygis yra įsipareigojęs. Esi įsipareigojęs, tavo vardą jau kažkiek žino, tu gal nesi pasaulinio lygio žinomas. Mes beveik pasaulinio. Taip. Ten, kur YouTube'as yra, Kinijoje nėra, tai mūsų Kinijoje nežino. Milijardai žmonių mūsų nežino. Naudokit VPN'as, va čia atsiras reklama. Kad aš turiu kitą nuomonę, kad tai yra slėgis didelis. Susidaro aplink kūrėją. Bet kad tas slėgis motyvuoja, ar kad jisai kaip tik trukdo? Mane motyvuoja, kai matai, kad tu visada nepatenkintas. Aš kalbu apie save, nežinau apie jūs. Čia yra savikritika ir tai yra sveika. Jo, tai jos turi būti kažkoks kiekis, kuris skatina tave čiupti sekantį projektą ir pabandyti padaryti geriau. Bet vienas nepadarysi geriau. Tai čia įsijungia kiti lygiai, kai tau reikia ne tik savo noro, bet tau reikia mokėti bendrauti su aplinkiniais. Kaip pradžioje aš sakiau, kad tikrai svarbu su kuo, ta prasme su žmonėm, su kuriais komandos nariais tu eini daryti naują projektą. Ten slypi įdomus dalykai, aš manau. Ne todėl, kad mano lygis yra toks ir viskas bus ok. Jeigu tu galvoji, kad tu esi pats geriausias ir tau nėra kur tobulėti, tau nieks nepadės. Bet tai niekada tu tikrai neklausysi to žmogaus, kuris tau sako, blemba, gal čia kažkas nėra gerai. Jeigu tu manai, kad tu esi pats geriausias, tai... Čia tas net nelabai gali tiesa būti, nes tu gali vieną filmą padaryti ir jisai bus geriausias tų metų filmas, kitais metais kažkas sukurs geresnis vis tiek. Taip. Tai tu visą laiką gali kažkur tobulėti, ne? Taip. Ir čia įdomus irgi aspektas, ką Sergejus paminėjo, kad kai tu kyli to tobulėjimo kino srityje, pradžiai, sakykime, pradedi nuo visiškai minimumo įrangos vienas ir tada kažkada ateina laikas, kad tu jau vienas nebejudėsi daug toliau, tau jau reikia kažką su kitais daryti, ne? Tai čia irgi toks. Net ir geriausi, jaučiu,
paimkim vestuvių filmuotojus, nes tai vis tiek yra artimiausiai paprastiesiam filmuotojam, tiem žemės žmonėm. Nu, tiesiogiai pasakysim, ten greičiausiai gali užsidirbti pinigų. Taip, ten yra labai geri pinigai, bet irgi tu visą laiką Jūs matėte tai? Bet tu vis tiek atsidursi į tas, atsitrenksi tas lubas, kad tau neužteks laiko montažui, tau reikės imti žmonių, kurie montuos už tave. Jeigu žmonės montuos už tave, reiškia, tai tie video nepasieks tavo lygio. Tai reiškia, tau vis tiek reikia pasidėti prie tų video. Tai reiškia, tu negali imti daugiau vestuvių, nes tu nespėjai pabūti su šeima. Čia yra ratas tiesiog paleidi ir galiausiai, kas belieka imti didinti kainą, tada jau tavęs nebeima. Tada kas tada? Ir tu vienas tu nesurasi to, gal surasi, bet tada tau yra tikrai riba. Ties tie pinigų ta riba jo, bet jeigu jau tada, tu pradedi kurti verslą, čia žiūrėk, tada jau pasamdai dar 2 filmuotojus, jūs vieną savaitgalį filmuoja 3 vestuvės, tu jiem duodi atlygį, tada turi dar 3 montuotojus, kurie 3 montuoja. Taip yra prarandama kokybė. Taip yra labai prarandama kokybė, nes į tavo projektą niekas kitas tiek neįdės širdies, kiek tu pats. Bet taip yra darom pinigai. Bet irgi pasakyti noriu, kad jeigu tu gerai filmuoji vestuves, tai ne visada reiškia, kad tu gerai montuoji vestuves. Arba atvirkščiai. Tai gali reikšti, kad tu visiškai nemoki transliacijose dirbti. Arba transliacijų negali. Arba kino tu nesugebi. Tai čia irgi apie specializaciją, ne? Kažkada ateina tas laikas, kur tu irgi turi nuspręsti, ko tu gal nedarysi kažkurios dalies, ne? Gal ateis, gal neateis, bet reikia suprasti savo apribojimus. Aš galiu montuoti tokio lygio, toliau reikia pilnai panerti. Ir yra žmonių, kurie nefilmuoja, neapšveitinėja ir neprodusuoja ir nerašo, o jie tik montuoja. Ir jie žiūri tai labai profesionaliai, tu negali patekti į tą lygį, kaip su sportu. Jeigu tu esi sportininkas ir matęs, kaip jie dirba ir kiek jie dirba, kad pasiekti tokius rezultatus, tau reikia tiek pat įdėti valandų, galbūt netgi žymiai daugiau. Tai čia kitas klausimas. Jeigu aš pats prisigalvoju, kad aš esu labai aфиgenas montuotojas, tai yra, o gal aš iš tikrųjų aфиgenas. Nu, čia yra tokia riba, kur... O pagal ką tu esi aфиgenas? Dar kitas klausimas. Parodai savo kūrybą profesionaliems, jie pamato ją ir pasako komentarą, jis gali, aš žinau, žmonės, kurie nutraukia veiklą. Nes tai skaudina, nes jeigu aš esu tobulas, kaip man gali kažkas sakyti komentarą. Tai savikritika yra svarbu, labai svarbu, jin turi būti sveika savikritika, turi ir save pagirti būtinai. Turi savo nupirkti šokoladuką už atliktą darbą. Arba bokalą alaus. Kam kas galima. Jo. Svarbu yra suprasti, ar tu to nori. Aš nerekomenduočiau visiems lysti į kiną, tikrai. Arba transliacijas, arba pasibandyti galima, tai pigiai galima pasimontuoti, galima pigiai pasifilmuoti, galima pigiai... Turi tušinuką ir popieriaus lapą, atsisėdai ir parašai istoriją. Jonas atsikela, susitvarko ir išeina. Čia irgi yra specializacija, kur kam širdis limpa. Man, pavyzdžiui, kaip sakau, visiškai nepatinka vestuvės, ne? Bet man patinka transliacijos. Va, dėl ko tu nesusituokęs dar? Taip. Nes pas jį turbūt niekas neateis filmuoti. Ne, tiesiog mano nepatinka vestuvės. Aš net nežinau, kaip bus 8 kameros. 8. Darysim vestuvių transliaciją. Kad tie, kurie nepateko į tą renginį, jie galės pasižiūrėti. Gintarė, mums vestuvės padarys, žiūrėk, visą hebrą. Tiesiogiai.
Netgi žaliame fone galim filmuoti ir įkirpti Bretą Tai Pittą. žiūrėk, niekur važiuoti nereikės, čia pastatom žalią foną, čia sėdim bažnyčiai, pist limuzinas, pist Jo, sodyba. pasikeičia tik tai rūbus ir viskas. O ką? O nėra tie patys rūbai. Žalius. Pažeis. Žalis, gerai. Per Da Vinci. Tai scenarijus, kai paskaitai profesionalius scenarijų autorius, kiek darbo jie įdeda, kad tas filmas paskui, jeigu jis yra įgyvendintas į vaidybinį filmą arba serialų, dabar populiaru, tai matai, kiek subtilybių ir tu taip atsisėdęs ne visada parašysi gražiai. Turi tikrai siekti Aš labai... bent jau tobulybės, nepasakysiu, bet jau siekti geriausio rezultato. Geriausia, ką gali padaryti. Bet aš turi žiūrėti, ką kiti daro. Aš norėjau tave nepertraukiau. Baigiminti. Aš labai stebėjau, žiūrėdamas tas pačius draugus, ne, kaip yra rašomi scenarijai, kai, tarkim, kažkas įvyksta antram sezone ir ketvirtam, ar kokiam 6 ar 8 sezone dėl to, ar kur yra antram sezone papasakojama kažkas ir kur tada po 8 metų yra prisimenama tas. Ir tas aktorius, jis kaip yra personažas, jis visą laiką tą turi, ne, jis kaip personažas, kaip ir mes žmonės. Tu kalbėjai apie serialo draugai? Taip. Kai čia kaip pavyzdys galim paimti tą patį The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, bet kalbu, kad kaip yra tas prisimenama, tai irgi, nežinau, man taip kažkoks... Tas vystimas, ne? Jo, veikėjo tik istorijos toliau. Kai vienam, ten, tarkim, kažkoks pasakoma, ten jis neturi piršto, žinai, ir paskui ten kai parodo, kaip neturi piršto, o paskui dar kažkokį bairį su to pasako. Ir tu turi prisiminti, kas buvo prieš tai. Kaip tas tęstinumas yra išsaugojamas. Tai ten daug žmonių dirba prie tokių serialų, ne vienas rašytojas. Tu vos neturi gyventi to personažo. Tai čia pilno etatų žmonės dirba visus metus, rašo scenarius vienam serialui. Bet konkrečiai labai subtiliai, atkreiptami dėmesį į pasisakymus ten prieš 3 metus kažkuriam epizode. Taip. Arba jo būdo bruožai visi turi visą laiką būti išsaugoti. Jo tekstai vis tiek, vienas žmogus kalba tam tikrą stilistiką, žodžiai, ir tas viskas turi būti išsaugoti. Bet grįžtant prie tos temos, klausimas paskutinis, koks buvo? Koks buvo? Apie tą tobulėjimą. Tobulėjimą, jo. Daleiskim, žiūrint į Amerikos valstijas ir industriją kaip trumpametražių, taip sakoma, indie filmmakerių, kurie daro mažais mikrobiudžetais. Indijos? Indie filmmaking. Tokie... Taip, žung. Čia jau Indijos, Bollywoodas jisai vadinasi, netgi specifiniai, kad nesupainiotum. Tai kokybė yra įvairi, bet kai tik peržengia į jau projektą, kur yra daugiau biudžeto, žaidimas pasikeičia. Geresnim tampa. Turi pradėti irgi mąstyti, kas žiūrės tavo filmą. Jeigu tai žiūrėsi tik tu, yra tokių žmonių, kurie daro filmus tik savo. Ir niekam nerodo. Fetiškas kažkoks, ne? Paprasčiausiai tu bijai, gal kažko, visokių yra žmonių, žinau, pasaulyje. Bet tai yra žmonių, kurie daro projektą ir niekam jį nerodo. Jis yra, taip sakant, guli stalčia kažkur. Nes jie norėjo kažką pasakyti savo gal, arba ateičiai kažkada galės jį parodyti. 100 metų po mirties. Vadybos elementai įsijungia. Taip. Tai su laiku keičiasi tavo požiūris į tavo profesiją. Ir ten aš matau užsienyje, aš matau daug tokių, važiuoti 100% į tą profesiją, bet konkrečiai. Atsimenu, kažkada juokdavosi iš vakarų, kad ten labai konkretizuota visose sferose ten. Bet iš vienos pusės taip ir tobulėja, tu gali padaryti labai gerai vieną užduotį, arba kine, arba kitoje sferoje, bet tu jie padarai siekdamas tobulybės, ne tik menuose. Čia mes per kažkuria jau iš mūsų 10 podcastų kalbėjom apie tai.
Taip, yra podcastų, kurie nebus niekada išleisti. Tie, kur savo padarė. Kur savo padarėm. Taip. Tie, kur savo padarėm be garso, ne? Jo. Bet aš viską atsimenu. Va. Tai atkreipi dėmesį, kad ne visi nori 100% eiti link savo užduoties, kurią reikės atlikti, bet jeigu tu eini tik tai pasidaryti 5%, tik pasibandymui, tai yra faina. Bet reikės nuspręsti, ar tu norėsi visų 100 ir Edgaro žygis į transliacijas ir visas tas augimas jis įvyko, nes jis pasiryžo eiti 100%. Sergejus pasiryžo į apšvietimą eiti 100%. Bet jo, sunkiai sekasi. Bet sunkiai sekasi ir aš tada turiu atkreipdėmėsi, kad aš geriau dirbsiu žmonėm, kurie eina 100% į apšvietimą, su jais visada smagu. Va. Aš neskaitau save labai gerių operatorių, mano požiūriu, bet aš visada noriu dirbti su tais, kurie 100% miega ir sapnuoja kadrus ir įvairius techninius dalykus. Va. Tai yra irgi svarbu žinoti, kada sustoti, kad negali visko apčiopti, tu turi susikoncentruoti. Ir atlikti tai tikrai kokybiškai. Tas gali keistis, gal tu pradžiai nori kažką daryti, vestuvės, ne, filmuoji, nori ten tobulėjai 100%, esi tenai, ateina laikas, tu matai, kad nori kažkur kitur judėti. Tai gal irgi kažkuriuo metu nori šviesą apšvietimą daryti, tada ateina laikas, nori pereiti režisavimą ir tada judėti. Bet čia yra ta teorija, kad ties kas 20 metų ar kažkiek turi keisti. Natūraliai žmogui ateina 7? Kas 7 metus, ne? Gavome informaciją. Gavome iš kaip čia, aktualią informaciją. Taip, mūsų žinių srautą, naujant tarnybos. Taip. Kad natūraliai kas 7 metus turi keistis profesija. Wow. Kosmosas. O kai kurie sėdi 40 metų vienoje profesijoje. Bet jeigu tu kasdien kažką nori naujo sužinoti, tai tas kažkaip jaučiu, kol dar nesužinojai visko. Bet ir natūraliai evoliucionuoja, nes tu Edgarai irgi anksčiau daugiau filmavai, dabar daugiau esi režisierius. Specializacija yra irgi, tas irgi keičia tą visą lauką tavo darbų ir nuo to tu nepavargsti nuo to darbo. Jeigu tu 7 metus montuoji prie kompo, tai... Bet irgi gali montuoti, gali spalvas eiti. Bet tai irgi sakyti profilį. Jo. Paskui pasižiūri, ką kiti daro jau 20 metų prie spalvų ir tu ką tik vakar atėjęs. Būna, kad nusivylimo jausmas pradeda kažkur keltis į paviršių. Kad gal man ten nelysė, čia irgi yra tokia rizika, kad aš noriu pakeisti. Aš einu ten, bet reikia vis tiek su kažkokiu tokiu gerą nuotaiką keisti. Tai jo, kas 7 metus keisti. Kai kurie kas 7 metus žmonas keičia arba vyrus. Tai irgi tam tikras profilio keitimas, statuso keitimas Facebook'e. Taip. Ar nuotraukas. Kas 7 metus reikia Facebook'o nuotrauką pakeisti. Na, jeigu žmona keiti kas 7 metus, tai vestuvių daugiau gali filmuoti. Na. Savo. Užsakymų. Taip. Kažkam sukuri. Taip. Tai galima apibendrinti tada. Nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Įranga. Nesvarbu su kokia įranga. Taip. Bet svarbu su kokiais žmonėm, kai pradedi su kitais dirbti. Taip. Taip. 100%. Labai svarbu. Pradžiai galima skolintis programinį įrangą, paskui reikia pirkti. Ir svarbu tobulėti. Galima daryti ir niekam nerodyti, arba parodyti ir gauti rezultatą. Gauti kai kas skaudės, ir ne kai kas, ir daug gali skaudėti, bet jeigu iš to skausmo yra daromas išvados, tai veda prie gerų dalykų. Arba nedarai kino, nefilmuoji ir pakeiti specializaciją. Viskas gerai irgi, ne viską reikia mėgti. Maksimui darbuotojų irgi reikia.
Ir pilotų reikia. Na, okei, aš nenoriu nieko sakyti, viskas gerai. Jo, ir Maximus darbuotojai. Jeigu Maximus darbuotojai myli savo darbą, yra labai gerai. Aš žinau vieną tokį, kiekvieną kartą aš jį matau, aš galvoju, jisai yra geriausias mano akise Maximus arba šiaip prekybos centro darbuotojas. Jis sėdi molę. Tai jeigu jūs esate ten, jūs jį iš karto pamatysite, jis išsiskiria iš visų. Šautautas Maximus darbuotojai. Jeigu tu žiūri mūsų podcastą, mes atkreipiam dėmesį, tikrai tu esi vertas būti numeris 1. Būtinai apsilankykite. Jūs jį iš karto pamatysite, nes pats fiziognomika žmogaus ir ką jisai daro, ką jis atlieka, sėdėdamas prie tokio gan nemotyvuojančio iš vienos pusės darbo, bet kiti žmonės atsisėda prie kameros ir visą dieną sėdėti prie kameros irgi kažkam gali pasirodyti. Čia nuobodžiausias dalykas pasaulyje. Va. Tai va, mes ką kalbėjom, kad turi atrasti, kodėl tu tą darai, kodėl tu nori daryti ir ar nori. Nes jeigu nenori, tai tu kankinsis, tau bus tik tai darbas. Jeigu yra hobis, malonumas, tada tu ten tobulėsi, keisi, dirbsi su kitais. Svarbu, kad būtų, kad patiktų. Nes jeigu atsibodo, tai kažką reikia daryti. Bet mes paslapčių neatskleidžiam ir jokių formulių neturime. Mes pasakojame po darbo, kodėl mes jau tiek daug metų sėdime šioj veikloj. Ir matome galimybės keisti savo profesiją, liekant vis dar šioj veikloj. Tam pačiam ofise tu gali prasidėti 20 metų keičiant vis kažką. Gali perėti nuo filmavimo prie montažo, nuo montažo prie produsavimo, nuo produsavimo prie režisavimo, nuo režisavimo prie vadybos, tada marketingas, tada dėstymas, podcastai. Ir taip toliau. Ja. Gali daug ką padaryti vienoje sferoje, kokia jinai bebūtų. Ar parduotuviai, ar kino aikštelė yra daug žmonių dirbančių, kad lentynos būtų pilnos maisto, gėrimo ir taip toliau. Svarbu su šypsena. Matosi, tie žmonės, kurie vairuoja taksi arba keleivinį transportą, autobusą, iš veido matai, kad jis yra savo vietoje. Jis tikrai, jų yra mažai. Dabar neatsiminsiu vairuoti autobusą, kuris yra tikrai savo vietoje. Dažniausiai jie turėtų daryti kažką gyvenime kitko, bet tai būna. Kartais atsitinka tokių etapų, kai reikia dirbti ne tą, ką nori. Taip. Bet jeigu tu kažko nori, kaip tu sakėjai, pačioje pradžioje, jeigu tu kažko nori, tada tu pasieksi to. Užbaigiam šito. Tarkšt. Apie video kūrybą. Čia mes turim plepėti. Jis padvirta. Sveiki, gal šiandieną pagaliau bent jau aš normaliai girdėsiuos. Jono tiesiog visą laiką balsas gražus ir tobulas.